visi kiek rašo čia dėl tų intrigų. Neįsivaizduoju, kaip draugui paaiškinti viską. Nu, jeigu jis bus protingas, tai supras, kad čia režisieriniai triukai. Arnoldai, čia viskas yra normaliai. Aš tikrai tave labai myliu ir čia yra nėra jokių nesąmonių. O aš tau sakiau, kad sužeisti net meilė gali, kai mintys neranda kelio. Lūpdažiai, ant lūpų, nuo ko? Labai gerų žmonių, kurie mane palaikė. Net aš žodžių neturiu, čia taip nebūna. Visas emocijas atidaviau ant scenos ir dabar taip jaučiuosi kaip išgerta kempinė. Ką nors išleisiu apie garsą. Nežinau, ką pasakyti šis. Net verkti, nežinau, net verkti neinu. Labai ačiū Palangai, labai ačiū visiems palaikiusiam tėvam, draugam, šeimai, panom. Myliu. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Atlaikė, nenukrito, galvau, jeigu nukris, tai bus šakės, bet ačiū kirpėjai iš Figaro. Šitas projektas yra nuostabi patirtis ir bet kuriuo atveju čia įrašau. Aš džiaugiuosi, kad turiu galimybę čia dalyvauti ir kai bus, tai bus. Nėra taip labai, kad labai gerai, bet iš kiek turėjau sveikatos, tiek įdėjau tą pasirodymą ir turbūt publika tai vertino. Aš tikrai padariau tiek, kiek dūšia leido, bet ir kad, žinau, pati sakė, kad tai nebuvo vis tiek pats geriausias pasirodymas. Tai tikiuosi, kad kitas bus toks. Tokie dvejopi jausmai ir įvertinimas, aišku, buvo geras Merūno atžvilgiu, bet vėlgi, kokį wow padariau pirmoje live laidoje, tokio wow nebuvo. Aš žinau tik tiek, kad aš viską dariau nuoširdžiai, aš tikrai viską dariau maksimum. Daug širdies. Nesu 100% patenkinta, nes galėjau ir geriau, bet šiaip buvo labai miela, kadangi tie šventės buvo daug mažiukų nykštukų, tai jau jaučiu kalėdą. Taip miela turbūt dar niekada nebuvo būt ant scenos. Aš prižadu, kad jums dainuosiu ir mylėsiu jūs toliau.